2, 3, and... Tikimės pasiklysti, ieškant punktų, lipti medį, tikimės kokį, nusileis gal nuo kažkur pasimaudyti. Bus matyti. Ir kelintas toks jūsų challenge'as? Gal 5. Kokie tikslai šiandien? Laimėti gerą laiką. Ir koks būtų geras laikas jums? Grįžti greičiau ne per 5 valandas. Dalyvaujate kaip pora, iš tikrųjų bendri tikslai ar atskirai bėgsit? Bandysim komandiškai. Kokios nuotaikos prieš startą? Labai geras. Pasiruošę. Ko tikimės šiandien iš iššūkio? Daug pozityvių emocijų. Ir geras nuotaikos. Kas labiausiai neramina? Aš tai labai laukiu plaukimo, tiesiog aš noriu jį nugalėti. Daugiau visą kitą žiūrėsim, kaip gausis. Nėra expectationų didelių. Prieš 9 metus startavom, pusės neįveikėm, buvom 50. Šį kartą kiek komandų nėra, tai būsim aukščiau. Labą dieną, kaip nusiteikę? Labai drąsiai. Kas neramina? Viskas ramina vanduo ir žalia šviesa ir žinojimas, kur šiaurė. Kaip paskutinę vasaros dieną, taip nusprendėte aktyviai leisti? Visas dienos yra aktyviai leidžiamas. Nereikia prisirišti prie sezono, visus metus reikia linksmintis gamtoje. Labą dieną. Taip žvilgčiojat į paplūdimį, galbūt ne ten pasirinkot, geriau būtų gulėti paskutinę dieną. Tai manau, mes plauksim tam paplūdimį. Negarsina iššūkiai laukiantis? Ne, šeštadienis buvo per daug nuobodu, sakom, reikia kažkokių iššūkių. Sakom, sušlok biškį daugiau, tai galvom, ar šeštadienį kaip nors praleisti, skaitant knygą lovų ir, sakant, brančą iš Bolto, bet kažkaip sutarėm, kad reikia kažko ekstremalesnio. Koks jums būtų geras šiandien rezultatas? Pabaigti. Iki laiko pabaigos. Tokia strategija. Labą dieną, ką čia reikia? Laivelį sudėti? Origami. Nepasiduok. Priešas lipi tavo galvoje. Lankstom treniruotės. Aš padariau laivelį, o Lukas daro paukštį, bet jam nelabai išeina. To komandinis darbas negali būti, padėti negali kažkiek? Padedu, aš sakau, priešas lipi galvoje, kad jis nepasiduotų. Ai, taip. Kovotų iki galo. Taip, Lukai. Pasakyk, kad tu galvoji, tu mano padarė. Pirmin, Lukai, tu gali? Vyrukai, vaikystėje Lego nedėliojot, matau. Lego dėliojom, origami nedėliojom. Mūsų treneris origami mums pastendė aptinklės, sakė, kad jeigu mes nesulankysim, origami išmes iš klubo. Bet mes jam duosim stiprų akibrokštą ir išlankstysim tai, ką mums dabar uždavė varžybų teisėja. Reikia tik nesuplėšti lapą ir mes išbėgsim toliau. Antroji vieta, vienetų grupėje, kaip jaučiatės iš tikrųjų? Puikiai, iš tikrųjų, puikios varžybos, labai patiko, puikiai diena graži, neįsivaizduoju, kaip galima būtų geriau praleisti šeštadienio dieną. Kas nustebino trasų ir buvo sunkiausia? Turbūt nustebino labiausiai vienoje vietoje buvo žemėlapis vidurinio atspindžių ir nuvažiavus supratau, kad iš tikrųjų nesu ten. Tai teko greitai keisti planus ir grįžti truputį kažkas naujo Vilnius Challenge, kiekvienais metais nustebina vis naujais tokiais iššūkiais. Buvote vienas, tai lengviau ar sunkiau negu komandoje? Ir lengviau ir sunkiau. Lengviau gal iš tos pusės, kad nereikia taikytis prie kolegų, tiesiog bėgi po savo tempą. Tačiau sunkiau iš kitos pusės, kad nėra kas tave patikrina. Kadangi jau 4. berods kartą dalyvau Vilnius Challenge, visą laiką dalyvau su kolegom. Anksčiau gali pasiklausti, kaip tu manai, ir mes esam čia. O kai esi vienas, tai tu tiesiog turi priimti tą sprendimą ir tikėtis geriausio. Karštis labai nevargina šiandien? Vargino, truputį net per mažai vandens pasėmiau, galvojau dar prieš startą išsipyliau šitą, galvojau, ai nereikės, bet galiausiai trūko šiek tiek, tai vis galvojau, gal čia reiktų stoti prie kokios Maximos nusipirkti, bet galiausiai pakentėjau truputį ir pasiekiau finišą. Vari! Ai. Koks tas jausmas paskutinis lemiamas? Geras. Oi, praplaukti labai gerai. Kiek sudėtingumo levelio šiandien vertintumėt šitą trasą? Aš sakyčiau 7. Aš kaip visiškai nebėgiojantis, man buvo sunku.
Bet kaip plaukiantis man buvo labai smagu. Ar pateisino lūkesčius viskas? Taip, labai smagu. Nesigailėjote vidury trasos, kad ryžotės tokiam iššūkiui? Ne, kruvinos kojas, bet nieko. Viskas gerai. Kas buvo, sakykit? Pelkė, labiausia tai pelkė nuvylė, nes įbridom į pelkę ir neradom punkto, gal pusę valandos sugaišom, bet va, mes čia. Bet gyvenimas irgi visokių iššūkių, tai Taip, tikrai taip. nesigailė. Va, reikia ištraukti. Jūs draugė privertėt sudalyvauti? Ne, mes ilgametės challenge partneris. Buvo kažkokių naujovių iš organizatorių pusės, kas nustebino galbūt? Frisbis. Pelkė nustebino. Bet pelkių būdavo ir anksčiau. Pelkių būdavo ir anksčiau, bet labai paklydom toj pelkiai. O kas naujo, tai frisbis buvo. Tai su taiklumu mums ne kažką. Ir origamis irgi ilgai trukom. Pamiršom. Nu, jeigu ne mano draugė, tai mes tikriausiai ir nepasiektume finišo. Man pakeliui dviratis sugedo. Taip. Tai jos dviratis išgelbėjo mus ir pati... Pabaigė man bagažinės, jinai. O jos dviračio važiuosim pasimdama. Taip, iš tikrųjų. Čia realybė. Kur paliko dviratį? Miškuose. Pasižymėjom punktą, nes rasim jį. Čia bus orientacinis po visko. Nesigaili tokio dalyko, kad sugedo dviratis, jeigu nerasit? Rasim. Rasim, žinok, kaip nors rasim. Nu, jeigu nerasim, tai kažkas jau važinės jos dviračių. Pamatysim gal, ne? Ne, šiaip labai fainai, mano pirmas challenge šitas buvo. Mini challenge'as, bet vis tiek tikrai challenge'as, ypač šitas paskutinis jau plaukimas išsekino. Bet šiaip iš esmės aš galiu pasakyti labai gerą mes komandą esam. Ir bus ne paskutinis mūsų challenge. Iš tikrųjų nedarėm jokių beveik klaidų, tai ėjom gan ryškingai, per tik tada užtikrintai, tik paskui tas dviratis mums pakliūdė truputėlį. Nu tai va. O šiaip tai viską mes kaip džiaugiamės padarėm ir esam... Ką galėjom, iš tikrųjų, nepasidavėm svarbiausia. Ir finišo tiesiog, va. Mūsų kalbina. Turi maksimalius taškus. Ir palaukau atkakliai trečioje vietoje žmonės, kurie bukus iššūkė. Arūnas su Kristė šiandien yra treti. Antroje vietoje komanda, kuri, kaip suprantu, mažiausiai tikėjosi kažką laimėti, bet laimėjo antrą vietą. Traukinė Deksnytė, Aurimas Danaitis, Antoninas Akų, komanda... Vyručiai, kai pavyko nugvelti tą pirmą vietelę iš tikrųjų? Netikėtai. Iš tikrųjų nesitikėjom, nes praktiškai buvo keista, kad vieni bėgam visur. Nu, ne visur, aišku, bet jau gale. Bet jau kaip... Iš tikrųjų ėjom, jau važiavom namo, bet... Susikruojam daiktus, tada man tas sako, nu, pasižiūrėsiu, kas daros. Pasižiūrėjau, pirmi. Nu, atėjom. Pasitikslinti. Ar tikrai mes pirmi? Jo, jūs pirmi. Nu, tai buvo netikėta iš tikrųjų. Manau, kad su orientacijom čia viskas pasisekė geriausiai. Nes šiaip dviračiuose ten buvo klaidų. Ant to vieno punkto daug labai žmonių ten klydo, kurie iš kitos pusės atvažiavo. Buvo ten toks vienas punktas. Bet mes nenuleidom ranką, atvažiavom, paėmėm jį tikriausiai irgi įtakoja. Kiek panašaus rango varžybą esate dalyvavę? Tai mes challenge'uose, aš taip pat dalyvauju tikriausiai jau kokių nuo pat pradžių challenge'uose. Man tas veteranas yra, aš čia buvau kaip šunį penktą koją, aš paskui jį tik sekiojau ir viskas, tai va. Tai va, šiaip jo, dalyvavom ir abu ir pradžioj, birželį. Nepasisekė vieną punktą praleidom, irgi būtume visai neblogai tikriausiai. Bet varžybos ir varžybos, nu, sportas. Kaip toks vasaros praleidimo būdas, paskutinė diena? Labai geras, pavargom, dar žadam į sostinės dienas nuvažiuoti. Liko jėgų dar šiek tiek? Nu, taip, minimaliai, bet liko jo. Kas svarbiausia šitokiam iššūkiai? Komanda. Kiek šiandien duotumėt balų komandai savo? 10. Gerą lyderį turėjot? Gerą, abu. Nebereikės, šalmus galite įsijimti.
Galit čia praktiškai ir vestis. Ir dabar svarbiausia atliekti savo įdėtų, čia Kaip sekėsi, ko labiausiai dabar norisi? Pailsėti ir pavalgyti, labai noriu pavalgyti. Liuks. 44 būtų paregistruojus puikiai, 4 valandos ir 10 minučių su keliom sekundėm, aksesuarai didė. Graipix Lietuva, damos be dramos ir tarptanetis. Every flavor, every tape, gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every tape, gonna take it, cook it.